agentūros švietimo vadybininkė. Ir šiandien mes esame čia visi kartu, todėl kad Lietuvos antidopingo agentūra kartu su UNESCO vykdo projektą Sporto papildų rizika. Šio projekto tikslas yra didinti informatyvumą apie maisto papildų vartojimo rizikas bei, aišku, ugdyti gebėjimus šios rizikos išvengti. Mūsų projekto metu atliktas tyrimas parodė, kad didžioji dalis žmonių vartoja maisto papildus ir net 39% apklaustųjų pripažino, kad tikrai neturi supratimo, kaip tie papildai veikia jų organizmą ir be abejo nežino, ar tie maisto papildai gali būti užteršti. Tai kyla natūralus klausimas, ar tie maisto papildai iš vis yra mums reikalingi, kas apskritai yra ta subalansuota mityba, kada maisto papildus reikia įsitraukti į racioną ir apskritai kokie yra baziniai mitybos sportuojančio asmens mitybos principai. Tai į šios klausimus mums šiandien padės atsakyti mūsų svečias, šio seminaro lektorius, daktaras Artūras Sujeta. Artūras yra biomedicinos mokslų daktaras, lektorius, motivatorius, taip pat sveikos gyvensenos ir mitybos specialistas. Kaip Artūras apie save prisistatydamas sako, kad sporto mokslas yra jo gyvenimo aistra. Ir kad tinkamai dozuojamas fizinis krūvis, sveikatai palanki mityba, saikingas kalorijų vartojimas yra būtini kiekvienam šiuolaikiniam žmogui. Teisingai, Artūrai, apie jūs pasakiau? Velnias, aš dabar taip įpareigotas jaučiuosi labai stipriai čia mano žodžius pacitavot. Jo, visiškai teisingai, viskas gerai. Taigi, šiandien Artūras yra pasiruošęs pasidalinti su jumis savo patirtimis, žiniomis. Ir labai tikiuosi, kad tos žinios jums visiems tikrai bus labai naudingos. Taigi, kaip Artūras jau rašė trumpą žinutę, gal ne visi matėte, tai jeigu turite klausimų, į pokalbio laukelį įrašykite savo klausimus, kurie kils šio seminaro metu ir pabaigoje Artūras galės į tuos klausimus jums atsakyti arba bent jau padėti rasti atsakymus į tuos klausimus, kurie iškils. Artūrai, eteris jūsų. Kas pliuks, gerai, ačiū labai. Gerai, tai dar kartelį sveiki visi, džiaugiuosi, kad šiandien galiu kalbėti tokia svarbia, sakykime, tema ir pats projektas, iš esmės šis yra labai svarbus. Aš manau, kad daug kam šiai dienai Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, iš tikrųjų visame pasaulyje kyla klausimų, ko žmogui trūksta, ko reikia, ko nereikia, sakykime. Na, dažniausiai, tarkime, ką mes matome įvairiose vaistinėse, pasikalbėję, tarkime, su vaistininkais, profesionalais, žmonės neretai ateina iš tikrųjų nusipirkti kažkokių maisto papildų tenais, vitaminų, nes yra ruduo, vasara, pavasaris, bet ne todėl, aišku, kad jiems iš tikrųjų reikia. Lygiai taip pat ir sportas iš tikrųjų yra tas sritis, kur neretai žmonės vartoja labai daug įvairiausių maisto priedų, naudojasi specifinėmis dietomis ir dėl to kyla daug nesusipratimų, kartais ekspektacijos, tai yra tai, ko tikisi žmogus, yra kur kas didesnės negu tai, ką jisai gauna, kartais atvirkščiai. Ir aišku, mes turime daug iššūkių. Tai šiandien trumpai papasakosiu apie kelis dalykus. Iš tikrųjų, tema labai plati, aš taip pasistengiau sudėti naujus, sakykime, tokius topus, kuriuos reikėtų paminėti. Ir aš tikiuosi, kad kai kurie iš šitų, kai dalis bent jau šitos informacijos jums bus ir naudinga praktikoje, kas yra svarbu, nes tikiu, kad dabar klauso manęs daug sportuojančių žmonių. Galbūt kai kurie sportuoja profesionaliai, kai kurie dirba su sportininkais, kai kurie sportuoja mėgėjiškai, jokio skirtumo, bet kad ji bus naudinga įvairioms žmonių grupėms, aš labai tikiuosi. Tai taip, tai Dalia mane pristatė iš tikrųjų, tai nežinau, koks čia aš motivatorius, bet savo praktikoje iš tiesų labai dažnai tekdavo kalbėti prieš įvairias žmonių grupės ir klausytis nuolat, kokios bėdos jiems kyla, kas stabdo, sakykime, jos nuo tam tikrų pasiekimų sporte, kaip juos apeiti, kaip susitvarkyti su savo psichologija ir panašiai. Tai taip, patirties yra įvairios. Ir be abejo, aš nepertraukiamai dirbau ir su sporto treneriais, tai konkrečiai Gymplus sporto klubų tinklas, ten taip pat tenka bendrauti su daug gražių jaunų žmonių, kurių turime jau daugiau kaip 300. Ir kai kurios tokios gyvenimiškos tiesos man yra puikios pažįstamos ir iš jų. Gerai, važiuojam priekį. Gražų žmonės,
vieni geriausių, tikiuosi, kad jums visiems žinomų sportininkų. Apie juos nekalbėsiu šiandien daug, čia be jokios abejonės šie žmonės yra verti mažų mažiausiai pagarbos už tai, ką jie davė Lietuvai, tai kaip jie garsina Lietuvą. Ir šie žmonės be jokios abejonės žiūri į savo mitybą labai stipriai. Ne tik į mitybą, į maisto papildus, į įvairius treniravimo, sakykime, mechanizmus, kurie yra aktyvuojami ir atsistatymas, miegas, miego kokybė, maisto papildai, baltymai, mikro, makro maisto medžiagos jiems yra ypatingai svarbios, nes šie žmonės, mano galva, yra kaip Ferraris. Ir Ferrariui tikriausiai yra svarbus geras kūras, svarbi kiekviena milisekundė tam, kad jie galėtų konkuruoti visame pasaulyje ir laimėti vienas ar kitas lenktynes. Kita vertus, noriu pradėti nuo kelių iššūkių. Vieni iš tų iššūkių yra iš tikrųjų svarbus mums visiems, universaliai. Kiti galbūt labiau sportuojantiems žmonėms, kiti vien tik sportuojantiems. Gerai, tai apie ką aš čia? Pirmas dalykas – aplinka. Žiūrėkit, mes gyvename 2024 metais ir per pastaruosius kelis dešimtmečius iš esmės mūsų galvos smegenys, aš kalbu apie mus, čia esančius, tarkime, lietuvius, Lietuvoje gyvenančius žmonės, per pastaruosius kelis dešimtmečius mūsų smegenys informacijos gauna kasdien vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau. Didžiulis psichologinis krūvis tenka mūsų vaikams, jauniems žmonėms, paaugliams. Aš kalbu apie tą informacijos srautą, kurį mes gauname su socialiniais tinklais, apie tai, ką mes skaitome, ko mes tikime, ar mes tikime faktais, kurie yra patvirtinti moksliniais tyrimais, ar mes tikime kažkieno tai nuomonę, kabutėse, kuri dažnai būna nepatvirtinta ir nieko bendro neturinti su faktais. Tai be viso šito, kas yra tikrai labai svarbu, mes susidurėme ir su iššūkiais, kurie daro didžiulį poveikį mūsų sveikatai per maistą. Nors tai nėra maistas. Iš esmės tai nėra maistas, tačiau veikia jisai būtent žmogų dažniausiai per maistą. Tai šiai dienai aš noriu tiesiog pasakyti tokį vieną patarimą, paprastą. Kalbant apie mikroplastiką, mes sėkmingai iš tikrųjų užteršiame kaip žmonių rūšis Homo sapiens planetą mikroplastikų, nes tai yra irstančios, sakykime, plastiko dalelės, kurios dažniausiai yra mažesnės negu 5 mm. Dažniausiai tai yra PET arba PA dalelės vadinamos, tai yra iš tekstilės arba iš visokiausių maisto, gėrimų, pakuočių ir taip toliau likučiai, kurios suirusios patenka į mūsų mitybos grandinę. Ar tai būtų žuvis, ar tai būtų stambus gyvūnai, mėsa, ar tai būtų netgi, dabar aišku, mikroplastiko mes gausiai aptinkame ir lietuje, ir apskritai mūsų vidaus organuose, jis patenka įvairiais keliais ir žinot ką, kodėl aš apie tai noriu pasakyti. Iš esmės, prieš keletą metų žmonės dar buvo optimistai ir mes galvojame, kad tas plastikas yra didžiąja dalimi inertiškas mūsų organizme, nieko jis ten blogo nesukels. Dabar mes jau žinome, kad be abejo jis turi poveikį uždegiminėms reakcijoms, be jokios abejonės žarnyno įvairios problemos, sakykime, dirgliosios žarnos tas pats sindromas. Jos tikrai gali būti veikiamos, jeigu žmogus vartoja nekokybišką maistą, kuriame gausu yra mikroplastiko papildomai. Ir kadangi mes gyvename 2024 metais, tai šiai dienai yra svarbu ne tik galvoti, ką tu valgai, bet taip pat iš ko tu tai valgai. Ką aš noriu pasakyti? Ne taip seniai, nes atrodo labai seniai, mes turėjome pandemiją, kuomet pradėjo sparčiai populiarėti maistas į namus, žmonėms yra patogiau ir kartais mes pamirštame, kad apsimetę, tarkime, sveiko maisto kažkoks tai restoranėlis, prisidengęs, nežinau, sveikatai palankių maistų šitą etiketę, jį, tarkime, atgabena jums prie jūsų namų visiškai sveikatai nepalankioje pakuotėje, o jeigu dar iš jos jūs valgote tą maistą, tai patikėkit manim, per savaitę suvartojate vieną kitą kreditinę kortelę, kaip nėra ką veikti. Ir tai yra labai svarbu. Reikia žiūrėti į kokybiškus indus, į tuos, sakykime, maisto gaminimo būdus, kurie padeda išvengti mikroplastiko. Keptuvę nusipirkti šią dieną tampa vos ne svarbiau negu turėti gerą telefoną. Pagalvokite apie tai.
Maisto chemija. Aš taip pavadinau, nekalbėsiu čia apie tą chemiją, bet tai jau svarbiau, šiek tiek yra, tampa svarbiau sportuojantiems žmonėms, tie, kurie yra labai suinteresuoti kažkokia sveika gyvensena, sakykime, neretai jie sieja su cukraus atsisakymu, drastiškai dažniausiai. Na ir mes turime, iš tikrųjų, Lietuvoje turbūt nuo kokių 80, galvoju, tai 5-90 metų rėžė pramoniniu būdu pradėti naudoti įvairūs saldikliai, kurios vartojame mes visi, to dažniausiai nežinome, nebent skaitome labai kruopščiai kiekvieną maisto etiketę, pirkdami duoną, nežinau, vairius grūdinės kultūros gaminius, pieno produktus, tą pačią mėsą netgi. Tikrai neskaitome visi, aš manau, kad 90% ir daugiau, bet čia vėlgi mano nuomonė, tyrimo nėra, bet daugybė žmonių kasdien ateina net ir sportuojantis ir nesportuojantis į maisto prekių parduotuvės, perka beleką, belekur, belekaip, kad būtų skanu, kad būtų ten gal mažiau riebalų, mažiau cukraus, to ir užtenka. Ne visada. Kalbant apie sportuojančius žmonės, labai dažnai rinkoje, čia vienas iš pavyzdžių, bet apskritai žmonės perka saldiklius tam, kad galėtų pasaldinti kažkokius tai jiems patinkančius gaminius, tarkime, suvalgyti keksiuką šokoladinį, kuriame nė velnio nėra beveik ir šokolado, bet jame nė velnio nėra cukraus, užtat ten yra aspartamos, stevijos, sakykime, arba acesulfamo lietuviškai, sakykime, įvairūs junginiai šitų saldiklių, kurie yra nemaistiniai, sakykime, neturi kalorijų, dažniausiai, kaip tokie pavieniai, jie turėtų būti naudojami žmonių, kurie turi įvairiausių sveikatos sutrikimų, dažniausiai tai yra antro arba pirmo tipo diabetas, teisingai. Ir grėsmės dar kol kas nėra tokios mums aiškios, suprantamos. Apžvalginiai tyrimai, tarkime, pastaraisiais metais publikuoti, rodo, kad gausus saldiklių vartojimas yra siejamas jau dabar su onkologinių ligų rizika didesnė, krūties, tarkime, vėlgi su nutukimu, atsiprašau, siejama onkologija ir taip toliau ir panašiai. Iš tikrųjų, čia dėl laiko stokos neįdėjau tokios Daenbergo studijos, publikuota šiek tiek seniau, 2020 metais, jeigu teisingai prisimenu. Metai nesvarbu, 20 ar 21, manau, čia nedidelė problema, bet tenais taip pat buvo analizuojamas ir sukralozės poveikis, tai yra labai dažnai pasitaikantis saldiklis, kurį mėgsta sportininkai. Jos poveikis yra neigiamas mūsų, sakykime, sveikatai tuomet, kada mes ją vartojame dažniausiai su paprastu cukrumi. Paprastas pavyzdys. Profesionalus bėgikas arba koks nors ultramaratonininkas. Žinot, kai ultramaratonininkas paklausia, ką man valgyti per varžybas, aš galiu ramia sąžinę pasakyti, kad valgyk daug, valgyk tai, kas tau skanu, saldu, lengvai virškinama, spurgos, bandelės, plytos, armatūros, jokio skirtumo. Jeigu tu darėjai, svarbu, kai tu esi ultramaratonininkas, ištvermės sportininkas, taip, tarkime, Sorokino pavyzdys, visi turbūt žinote, daugelį žinote. Svarbu tai, kad tu valgai iki varžybų šioje vietoje, nes iki varžybų mes kalbame apie tavo imuninę sistemą, iki varžybų mes kalbame apie tavo atsistatymo procesus, be abejo, jie svarbus yra varžybų metu, bet tokie sportininkai, jie sunaudoja milžinišką kiekį energijos, vienaip ar kitaip jie išdegina angliavandenius velniop, vienaip ar kitaip išnaudoja angliavandenius ir jų naudojimo procese jie oksiduoja, arba kitaip tariant, paprastai liaudiškai degina savo kūno riebalus. Ir šioje vietoje taip, svarbiausias yra maistas iki varžybų. Jeigu mes žiūrėtume į kitų rūšių įvairiausius sportininkus, tai būtų lengvaatlečiai ar tai būtų kovotojai, faktas daugelį sporto rūšių yra svorio kategorijos, kurias norima palaikyti arba bent jau nesikankinti taip stipriai metant svorį. Apie tai aš irgi pakalbėsiu, nes tai yra taip pat svarbu sportuojantiems žmonėms labai trumpai. Šioje vietoje vėlgi mes susidurime su besaikiu saldiklių naudojimu ir saldikliai nėra vien tik tai nekaltas kažkoks toksai junginukas cheminis, taip. Šiai dienai kai kurie iš jų jau yra siejami ir su žarnyno mikrofloros įvairovė, jos mažėjimu, o tai yra labai blogai, kalbant apie žmogų, nes nuo mūsų žarnyno mikrofloros, mikrobiotos visos priklauso ne tik mūsų imuninės sistemos veikla, bet netgi tam tikri mūsų neurokognityviniai procesai,
Čia galima būtų gilintis ir kalbėti apie mūsų depresinius reiškinius ir taip toliau, mūsų nuotaiką netgi. Gerai, žiūrėkit, nuo saldiklių prie dar vieno labai svarbaus dalyko, apie kurį reikia būtinai pasikalbėti ir aš tikiuosi, kad jūs mane išgirsite. Tai yra skaidulos. Netirpios vandenyje maistinės skaidulos. Klasika. Mes žinome, kad maistinės skaidulos daro daug gerų dalykų. Iš esmės, suvalgai vaisių, obuolį, tarkime, jo žievelė būtų netirpios vandenyje maistinės skaidulos, jos lėtina angliavandenių virškinimą, kas yra labai gerai, suteikia sotumo jausmo, labai gerai, sulaiko vandenį, lengvina išmatų pasišalinimą, žarnyno peristaltiką, tai yra žarnų judesiai, padeda pašalinti perteklinį tulžies kiekį žarnyne, sakykime, plonajame, kadangi jos yra nevirškinamos ir slenka per jį, slopina cholesterolio resorpciją. Ir žinot, paprasčiausios maistinės skaidulos, Belorijo tyrimas 22 metais publikuotas prieš porą metų, irgi ten nagrinėja, kad gamintojai vis daugiau maistinių skaidulų deda į duoną, į pieno produktus, kepinius įvairiausius ir nebereikalo, nes tai yra paprasčiausias maistas, dažnai būna funkcinis maistas, netgi laikomas, jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, į čia ispaninio šalavijo, kitaip tariant, sėklas. Gali būti maisto priedas, pavyzdžiui, balkšvo gysločio, sėklų luobelės, nieko bendro su papildais, bent jau pagal valstybinę veterinarijos tarnybą. Ir štai šitas komponentas yra velniškai svarbus mūsų žarnyno mikroflorai. Tai yra efektyviausias, praktiškai efektyviausias, faktiškai lengviausiai prieinamas prebiotikas, kuris yra kur kas svarbesnis, negu mes dažnai manome. Kadangi prebiotikas, jisai suteikia sąlygas mūsų žarnyno bakterijoms daugintis ir atsistatyti. Jeigu mes kalbėtume apie probiotiką, ką labai dažnai maišo žmonės, pro, kas čia yra, čia galima surepoti, bet paprastai tariant, probiotikas, tai būtų dažniausiai suprantamos kaip pieno rūgšties bakterijos, kurias gerti nelabai netgi rekomenduotų patyręs gastroenterologas, nes iš esmės, jeigu žmogus vartoja kažkokius vaistinius preparatus, susiduria su didžiuliu stresu, turi kažkokių tai problemų, sakykime, sveikatos, maistinės skaidulos, jos tikrai padeda, sakykime, mūsų žarnyno jau esamoms bakterijoms. Jeigu palankios terpės žarnyne nėra, tai probiotikai, sakykime, žarnyno bakterijos, jos ten nelabai ir užsibūna, kol vartoja, gal kažkas yra, o paskui, kai nustoja vartoti, vėl ta pati problema. Kalbant apie sportininkus, vėlgi maistinės skaidulos yra labai svarbus elementas, nes sportininkai ką daro? Teisingai, sportininkai suvartoja daug dažniausiai baltymų, šalia to eina mėsos produktai įvairūs ir taip toliau ir panašiai. Ir maistinės skaidulos padeda virškinimui, padeda, sakykime, pašalinti tą visą turinį, kuris natūraliai turėtų pas mus pasišalinti ir išvengti tam tikrų lėtinių ligų, kurios iš pradžių gali būti tokios kaip ir sveikatai nepavojingos, bet labai nemalonios, kaip pavyzdžiui hemorojus tas pats, ko tikriausiai, niekas nepasigirs, bet jeigu tau yra, tarkime, 30-35 metai ir turi rimtą problemą, tol sunku sėdėti, tai labas rytas, kažkada reikės galbūt net ir operacijos ir čia bus jau didesnė problema negu šiaip. Jau nekalbant apie onkologinių ligų prevenciją, vėlgi tą pačią, kalbant apie kolorektalinę onkologiją, maistinių skaidulų skurdas maiste yra labai svarbus reiškinys, kurį reikėtų mums Lietuvoje tikrai sumažinti, nes lietuviai, remiantis atliktais ir profesoriaus Kęstučio tyrimais, kuris nekartą yra publikavęs, reiškia, mitybinius tokius tyrimus, apklausas. Lietuvoje mes maistinius skaidulus suvartojame, trumpai tariant, maždaug 50% mažiau negu mūsų reikėtų. Suaugusiam žmogui tarp 20-40 gramų kasdieną maistinių skaidulų, nepriklausomai nuo fizinės veiklos, reikia suvartoti. Bet ta statistika nėra tokia liūdna, kaip kitose šalise, paėmus tą pačią, sakykime, Jungtinė karalystė, ten yra liūdniau. Ir jas matome jau problemas su vaikais ir taip toliau. Gerai, taip. Antra dalis, labai trumpai. Iššūkis, su kuriuo mes susidurime nuolat. Ir pagrindinė mūsų šios dienos tema, teisingai. Seni atvejai, dalis sportininkų įrodė, kad yra nekalti, bet vėlgi nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, tą berods galima surasti ir mūsų brangioje konstitucijoje. Paprasčiausias snaputis, kuris yra draudžiamas, kitaip dar yra vadinamas kaip DMA, snapučio ekstraktas, metilheksanaminas, kaip pavadinsi, taip nepaganinsi. Žiūrėkit, jau seni tyrimai rodo, čia 10 metų,
daugiau negu 10-15 metų ir taip toliau, tokių tyrimų galima rasti, kad snaputis iš esmės tai nieko ten per daug nepadaro, tik tau leidžia matyti 3D vaizdus, būti labai motyvuotam ir jaustis taip, kad tavo akis iššoks iš tavo akidubių. Aš šaržuoju, kodėl taip yra. Senasis gerasis snaputis padidina mūsų kraujotaką įvairiais tyrimais remiantis, pavyzdžiui, sistolinis kraujo spaudimas gali pašokti iki 20% į viršų. Įsivaizduojate, kas tai yra? Tai yra nuo ramaus Artūro iki hipertenzinio labai stipriai Artūro. Ir nieko nuostabaus, kad suvartojus, sakykime, tokio maisto papildo, kuris yra užterštas, jų įvežama įvairiausių rūšių stimuliatorių, pre-workoutų, taip vadinamų ir panašiai, į Lietuvą, į kitas ES valstybės nuolatos. Sukontroliuoti kartais kokybės nepavyksta. Žmogus paskaitęs sudėtį nesupranta nė velnio, kas ten yra surašyta. Galbūt mato kofeinas, kofeinas, žinau, kas yra, kas ten tas geranium kažkoks, tai nežinau. Nu, sužinosi tada, jeigu tu sportuoji profesionaliai, kai gausi teigiamą dopingo testą. Ir tai yra liūdna. Kita vertus, mes kartais turime ir iškreiptą požiūrį į įvairiausias draudžiamas medžiagas. Ir čia iš tikrųjų didžiulė pagarba Lietuvos antidopingo agentūrai, nes jūs darote, kaip aš sakau, vieną svarbiausių darbų Lietuvoje, kalbant apie sportą, ir aš nejuokauju. Gal kitiem kitaip atrodo, man atrodo, kad būtent taip ir yra. Tai, sakykime, pasižiūrėjus į sportininkus, kurie yra suspenduoti nuo draudžiamų preparatų vartojimo, tikrai nesuklysiu sakydamas, kad daugiau kaip 50% atvejų pas mus Lietuvoje yra būtent ryšamų su kūno rengyba ir sunkiaja atletika. Todėl noriu pabrėžti, kad toliau mano dėstama informacija nėra niekaip susijusi su konkrečiais sportininkais kaip asmenimis. Labiau jį turėtų būti aktuali sporto federacijoms, kurios taip pat turėtų prisimti didelę atsakomybę, nes kai kurios sporto šakos, jeigu taip galima pavadinti, yra labiau jautrios, kalbant apie draudžiamus preparatus, negu likusios. Gerai, pagrindai. Nieko tokio visiškai ypatingo, pagrindai, plus po vieną tokį naują dalyką, kurio galbūt jūs nežinojate. Angliavandeniai. Aš apie angliavandenius labai tingiu dažniausiai kalbėti, nes tai yra labai sausas dalykas ir laktozę, maltozę, gliukozę, fruktozę gali surepoti vėlgi labai daug. Mes žinome, kad angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis ir tai nė velnio nepasikeis po 50 ar 100 metų. Tai buvo lygiai tas pats pas mus prieš 100, prieš 200, prieš 1000, prieš 10 000 ir 15 000 metų. Žmogui angliavandeniai yra labai svarbus palaikyti energetiniams resursams, dažniausiai iš angliavandenių, kuriuos mes gauname su maistu. Glikogeno pavidalu jie yra saugomi mūsų raumenyse ir kepenyse. Mes iš jų gauname pirminę energiją, kuri mums leidžia, kaip sakau, tinkamai startuoti. Vėliau mes pradedame oksiduoti palengva riebalus ir tai yra faktas. Kas yra svarbu sportuojant? Žinoti, kokius angliavandenius vartoti, kaip juos maišyti, kaip juos gauti tinkamai vartojant maistą, kada vartoti tą maistą, arba, tarkime, gamintis kažkokius gėrimus. Galima pirkti angliavandenių mišinius kaip maisto papildus, galima juos pakankamai lengvai pačiam pasigaminti. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie optimalų angliavandenių panaudojimą ir atstatymą fizinio krūvio metu po, tarkime, 60-70 minutės krūvio, kas čia yra? Galėtų būti bėgimas, paprasta, ne? Koks nors futbolas, stovykla, intensyvus, ne? Tai labai paprasta. Maltodekstrinas ir fruktozė. Puikiai pažįstami angliavandeniai. Maždaug 1:1 sumaišote su vandeniu ir pasigaminate 3 arba kokių 6% tirpalą. Nu tai tarkim, litras vandens, 30 gramų angliavandenių, 15 maltodekstrino, 15 fruktozės. Norite saldžiau? 60 gramų angliavandenių, 30 maltodekstrino, 30 fruktozės. Mes gauname puikiausią angliavandenių mišinį, kuris palaiko optimalų, sakykime, erogeninį poveikį, padeda angliavandenių sintezei kepenyse, kur jinai yra daug greitesnė, ir raumenyse. Ir šiek tiek atitolina, vėlgi šiek tiek, sakau, taip atsargiai, nes yra įvairiausių tyrimų, bet jau dabar pakankamai daug jų yra apie angliavandenių poveikį sportui,
atitoliname tą atsitrinkimą į sieną. Žmogus gali vykdyti krūvį šiek tiek ilgiau. Vėlgi, kas dar svarbu? Dažnai žmonės, kurie, na, galbūt ir nėra profesionalūs sportininkai, bijo angliavandenių, jie jas apriboja, iš esmės tai yra kvaila, reikėtų angliavandenius paskirstyti dienos eigoje tolygiai ir vartoti kartu su baltymais, nes baltymai iš esmės pasisavina šiek tiek geriau, kai kartu mes gauname ir kokybiškų angliavandenių. Svarbus dalykas. Apie baltymus iš tikrųjų pakalbėsiu netrukus, nes tai vėlgi yra bazė ir apie ją būtina prisiminti kelis dalykus. Baltymai. Vienas didžiausių tokių ir įdomiausių paradoksų man visada būna aminorūgštys. Žmonės labai dažnai neįsikerta į galvą, kad iš esmės kokybiškas baltymas, aš senamadis, paimkime paukštieną. Taip, 20 aminorūgščių yra esminės nepakeičiamos, kurios yra mums praktiškai svarbiausios gauti su maistu, nes jos yra nepakeičiamos, ne 8. Yra viena dalinai pakeičiama, tarkime, histidinas, tai yra aminorūgštis, kurios negali sintetinti kūdikiai, turi gauti su pienu mamos, kai mes jau negeriam mamos pieno, suaugę žmonės esame, mums jau tampa tai nelabai reikšminga, nes histidiną mes galime sintetinti. Ir kitos, kurias patys galim pasigaminti, ne? Mūsų kūnas pats gali pasigaminti. Žiūrėkit, baltymai yra stambios molekulės, vadinkime taip, tai iš esmės tai yra polimerai, į kurių sudėtį įeina aminorūgštys. Jų yra tradiciškai 20 ir aišku, jų daug daugiau, yra modifikuotas aminorūgštis, tas pats, pavyzdžiui, betalaninas yra priskiriamas kaip maisto papildas, yra vartojamas, bet tai yra modifikuota aminorūgštis. Bet žiūrėkit, 20 aminorūgščių, ne? Ir dabar ateina klausimas koksai. Ar reikia vartoti aminorūgštis? Čia geras klausimas. Ir aminorūgščių vartojimas daugybė tyrimus, labai stiprios metodologijos rodo, kad jeigu tu vartoji pakankamai baltymų, tai vartodamas dar ant viršaus, pavyzdžiui, šakotos grandinės aminorūgštys, tai yra kas leucinas, izoleucinas ir valinas, jeigu manęs neapgauna atmintis, manęs jį neapgauna, patikėkit manim. Jeigu tu pakankamai vartoji baltymų, aminorūgščių to papildomai vartoti nereikia. Ir dabar pažiūrėkite į masę žmonių, kurie sako, aš geriau aminkės, man čia yra geriau sportuoti, aš čia geriau kažką, patikėkit manim, profesionaliam sportininkui net to nereikia. Taip, tu gali vartoti BCA, nes ten kartais būna B6 vitamino piridoksino, tai jisai tau gal kažkiek padės, tai bus naudingiau. Kitas dalykas placebo efektas, kitas dalykas yra skonis, galbūt tau tiesiog norisi kažko skanaus. Ir taip, leucinas, tarkime, yra viena svarbiausių aminorūgščių, kuri yra kaip koksai trigeris, padeda mums atstatyti savo kūno raumenis kartu su baltymais, tačiau jos papildomai vartoti nėra būtina, jeigu tu vartoji kokybiškus, pilnaverčius baltymus. Nu va, BC šakotos grandinės aminorūgštys apibraukiau jums. Nauji dalykai įdomus, ne? Man gal vienam tik tai įdomus, nežinau, bet jums gal įdomus. Seni kultūrizmo dievai. Taip, Simona, ačiū už komentarą. Brangus vandenėlis. Galima ir pigiau nusipirkti, bet žinot, kada jis būna labai brangus, kai nusipirkate papigėję iš Lenkijos ir būna užterštas anaboliniais steroidais. Bet tada tas vandenėlis tampa brangus, ypač jeigu tave patikrina antidopingo agentūra. Bet kas dar liūdniau, aš biškai nuklysiu dar iki šito fakto, kad pasakysiu netrukus, kad įsivaizduokit tokią hipotetinę situaciją, kad sportininkas perka BCA, jisai galvoja, kad jis padeda ir blemba, jos tikrai padeda, tu jas geri ir tu visai gerai jautiesi, tau raumenis atsistato greičiau. Tu nežinai, kad juose yra, pavyzdžiui, metandienolo, kokią nors šiek tiek, ne? Rekomenduoji savo draugams, sako, o, geras saminkės, nusipirkai, šaunuolis, jos veikia. Atsiranda mitai ir legendos, atsiranda tragedija. Reikėtų pagalvoti apie tai teisingai. Vienkartinė baltymų dozė. Faktas, kad optimalu gauti 20-40 gramų baltymų su kiekvienu maistu yra neginčiamas praktiškai. Aišku, vėl blogai pasakiau. Moksle, aš tai buvau auklėjimas, visi faktai yra ginčiami, juos reikia nuolatos ginčyti, skaityti, naujus tyrimus žiūrėti ir žiūrėkit, du puikus 23 metais prieš metus pilnai publikuoti tyrimai, iš kurių vienas labai geras, sako apie tai, kad vienkartinė baltymų dozė gaunama su maistu gali būti ir 40 gramų, gali būti ir 50 ir turėtų būti 60 gramų ir galbūt net daugiau, bet 45-60 tai yra jau tikrai, patikėkit manim, daug su viena porcija maisto. Jeigu tu sportuoji ir patiri raumeninės pažeidas
atlikdamas kažkokius sportinius judesius, patirdamas kažkokį krūvį, kai pasijungia didžiausias praktiškai grandinės tavo raumenų. Na, kaip pavyzdys, žmogus ten padaro full body treniruotę, nelietuviškai pasakiau, tarkime, viso kūno treniruotę, kažkokia mirties trauka atliekama, jėgos pratimai, jam tikrai nereikia vadovautis tais senais mitais, sakyti, va, jeigu suvartosiu ten 30 gramų arba ten 45, tai jau tos 5 man čia nepasisavins organizmas. Ne, pasisavins puikiai. Tai yra dabar jau įrodyta ir apie tai mes galime tikrai kalbėti. Antras momentas. Mėsa prieš norėjau sakyti daržovės, būčiau nesąmonę pasakęs, mėsa prieš ankštinius. Paimkim taip. Kitaip tariant, iš mėsos gaunami baltymai ir gaunami iš augalinės kilmės maisto baltymai. Žiūrėkit, tiek iš mėsos, tiek iš augalinės kilmės maisto produktų. Baltymai yra geri. Nėra blogų, piktų, kažkokių nesąžiningų baltymų ir gerų nuostabių baltymų. Yra pilnaverčiai ir nepilnaverčiai. Taip, beveik 50% efektyvesni yra baltymai, remiantis labai paprastu, bet labai gerų tyrimų, vėlgi jisai ir stiprus mokslinis žurnalas ir metodologija šito tyrimo yra labai gera ir aš neturiu gaila gilintis laiko į ją, kalbėdamas jums, bet paprasti atsakymai. Vėlgi, izoleucinas, leucinas, amino rūgščių profilis yra gausesnis dažniausiai mėsoje, dėl to lengviau susirinkti baltymus mėsėdžiams, bet tai jokiais būdais nereiškia, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, tikrai preciziškai žiūrite, esate vegetaras, bet valgote tenais kiaušinius, tarkim, pesko lakto ovo, ne, vegetarai, arba pieno produktus vartojate, tai nėra sunku ir taip susirinkti tos baltymus. Kitas momentas, jeigu to nedarote, na, aišku, juodosios pupelės, žiūrėti tada jau labai preciziškai į tą baltymų šaltinį iš augalinės kilmės, kad jo netrūktų. Tai įmanoma, tik tai yra daug sunkiau ir kai tu susiduri su didžiuliu fiziniu krūviu, stresu ir įtampa, tampa beveik neįmanoma. Dažnu atveju. Gerai, poreikis baltymų daugeliu sporto, sakykime, šakų papildomai vartoti baltymų, kaip pavyzdžiui pieno išragų kokteiliai, nebūtina. Tai yra geras papildas, bet papildomai nebūtina, nes, tarkime, krepšinis, futbolas, ką vienam kūno kilogramai maždaug 1,6, 1,7 jau taip gramų baltymų vienam kūno kilogramui. To pilnai pakanka. Jeigu mes žiūrime į sunkiasvorius sportininkus, jėgos sportas, faktas, jie vartoja ir turėtų vartoti ir tas vartojimas jiems suteikia pranašumo. Svarbu, vėlgi, baltymų porcija to paties leucino koncentracija, dažniausiai, kai būna pilnavertis baltymas, na, vėlgi jo turėtų būti kiekis apie 3000 mg, toks aukštesnis leucino, 20-30 gramų baltymų. Ir kas dar yra svarbu, krepšinis taip 1,7 gramo, kas dar yra svarbu, be abejo, fizinis krūvis, po jo gaunami baltymai, kadangi buvo gautas stimulas mechaninis raumenims atsistatyti, baltymai padeda tą padaryti, jie yra skaidomi, amino rūgštys, kurias mūsų kūnas pasisavina. Neatvirkščiai. Baltymai išskaidomi amino rūgštys, neatvirkščiai. Todėl pabaigai, čia apie tai daugiau nenoriu kalbėti, jeigu norit, galite nesutikti, viskas tvarkoj, bet parodykit tyrimus. Po treniruotės sunkios išgėrus BCA arba EAA esminių amino rūgščių poveikis bus prastesnis negu išgėrus pieno išragų baltymų. Tema uždaro. Dar vieną skaidrę norėjau dėl grožio parodyti, man tas žmogeliukas patinka, bet iš esmės taip, baltymų vartojimas kas 3-4 valandas paskirstytas su kiekvienu paros maistu yra svarbus. Riebalai. Žinot, be riebalų mes neišgyventume ilgai, tai yra faktas. Ir taip, riebalai mums svarbus yra taip pat energijai, riebalų maistinė vertė sprendžia amino rūgščių, riebalų rūgščių, atsiprašau, koncentracija, dažniausiai mums reikia papildomai vartoti omega-3 riebiąsias rūgštis ir ne veltui tai yra vienas iš tokių, labiausiai rekomenduojamų maisto papildų dėl mūsų imuninės sistemos veiklos, dėl įvairiausių kognityvinių vėlgi procesų palaikymo. Šiai dienai vieni naujausių tyrimų rodo taip pat, pavyzdžiui, omega-3 antioksidacinį poveikį, tai yra prieš uždegiminį poveikį ir netgi yra tyrimai, kurie rodo omega-3 riebiųjų rūgščių vartojimą. Matote EPA ir DHR koncentracijas, reiškia, kiek jų reikėtų suvartoti, tai grubiai tariant apie 2-3 gramų žuvies taukų per dieną, kuriuose būtų bent 500
600 mg EPA riebiosios rūgšties ir 2-300 DHR riebiosios rūgšties 3 mėnesius vartojamas. Tai yra, gali būti maistas, žuvis, avokado aliejus, gali būti kažkokie žuvies taukai kokybiški, netgi padeda kai kuriais atvejais nuo nugaros skausmų, kalbant apie apatinės nugaros dalį, kurį skauda daugeliui sportuojančių žmonių, kurie susiduria su kažkokiu tai dideliu staigiu krūviu, pavyzdžiui, šuoliai, kovos menai ir taip toliau. Netgi iš tikrųjų motociklu važiuojant nugarą paskausta. Tai su tuo skausmu susiduria, patikėkit manim, ne tik nesportuojantis asmenys, bet ir sportuojantis, o ką kalbėti apie buvusius sportininkus. Aš pats turiu šitą problemą ir su ją tikrai turėjau kovoti ne vienerius metus, kol efektyvų būdą savo suradau ir pradėjęs taikyti tą problemą pamiršau. Tikiuosi labai ilgam, jau praėjo 5 metai, bet tikiuosi, kad dar bent 5 ar 15 praeis. Taip, omega-3 riebių rūgščių turintis maisto produktai Lietuvoje prieinami, tai Austrės brangios, sutinku. Alyvuogių aliejus šiek tiek turi, ten koncentracija nereikšminga, labai sunku gerą gauti alyvuogių aliejų, bet dar apie jį toliau papasakosiu. Jame yra labai gerų polifenolių. Sardinės, tunas, lašiša, graikiniai riešutai, silkė, linų sėklos, šijos sėklos, avokadai, avokado aliejus, beje, vienas labai gerų rekomendacijų, tikrai patarčiau atsižvelgti ir ančiuviai. Gal nelabai skanu, bet skonio reikalas. Nežinau, gal ir skanu. Mikroelementai. Senas geras vitaminas C. Dar truputėlį apie maisto papildus papasakosiu kiek vėliau, bet irgi mikroelementai ir tokie pokštai su jais, ne? Tarkime, vitaminai tirpus vandenyje, tirpus riebaluose. Vitaminas C. Sveika, nesveika, gerai, reikalingas papildas arba vitaminas žmogui. Taip, reikalingas. Nors skorbuto atveju Europoje kaip jau ir nėra, mes nemirštame nuo vitamino C trūkumo, tačiau žinome, kad intensyviai sportuojantis žmogus, maratonininkas vėlgi, pavyzdžiui, panaudoja labai daug vitamino C. Ką mes dar turime žinoti, kad, pavyzdžiui, po pertraukos, po sezono, tarkime, pertrauką, grįžęs sportininkas į savo, sakykime, įprastą veiklą treniruotis pradėjęs, neturėtų vartoti daug vitamino C, bent jau pirmas porą savaičių. Nes jeigu mes vartosime po 2-3 gramus, kaip pavyzdys vitamino C, čia jau nėra ir protingas kiekis, sakykime, įprastai, vos pradėję sportuoti, mes taip sėkmingai užslopiname oksidacinį stresą, tai yra vėlgi deguonies likučio po krūvio sukeliamas stresas organizme, kraujyje, kad mes sulėtiname adaptacijos procesą ir lėčiau prisitaikome prie mums įprastų krūvių, vartodami tą patį vitaminą C. Todėl racionaliau vartoti jį po kokių 2 savaičių, pradėjus sportuoti palengva, tada jau pradėti jį vartoti, jeigu tau yra toksai poreikis dėl, nežinau, imuninės sistemos ir taip toliau. Dažniausiai imuninė sistema. Taip, sportininkui sirgti 2-3 kartus per savo sezoną angina, kaip pavyzdys, gali būti mirties bausmė kabutėse, kalbant apie jo aukso medalį. Taip, ir tirpus riebaluose, D vitaminas, K vitaminas, jų deriniai įvairūs, sakykime, vėlgi tie patys kalciai, K vitaminas, magnis yra velniškai svarbus elementas, papildomai jo vartoti reikia, tačiau reikia žinoti, kad yra įvairiausių magnio formų. Tokia viena labiausiai paplitusi ir viena saugiausia, ne pati geriausia, bet tikrai viena saugiausia galėtų būti magnio citratas. Absorbuojama pakankamai gerai, dabar yra visokiausių liposominių magnių ir taip toliau, ir jie irgi yra puikiai pasisavinami. Na ir ką, jeigu yra intensyvus psichologinis stresas, fizinis krūvis, magnio papildomai tikrai vartoti galite, niekas jums to neuždraus. Magnis, sakykime, nėra kalis, kaip aš sakau, kalio per daug yra blogai širdžiai, lygiai taip pat kaip ir per mažai. Tai vėlgi tą parodo kraujo tyrimai, kada reikia vartoti, bet taip, šitie elementai velnias yra patys vieni kritiškai svarbiausi ir juos papildomai vartoti kai kuriais atvejais yra labai rekomenduojama. Trumpai, viskas, ką reikėtų žinoti apie raumeninio audinio didinimo strategiją, kalorijų apribojimą, sakykime, svorio mažinimą arba jo didinimą, dažniausiai didinti yra sunkiau. Žiūrėkit, patarimai vėlgi nagrinėjant kultūristų kūno rengybos, reiškia, tyrimus, bet čia buvo labai mažai tų tyrimų, yra su kultūristais.
arba kitaip tariant kūno rengybos sportininkais, dėl to, kad labai sunku surasti sportininkų, kurie nevartoja steroidinių preparatų šitoje dalyje, sakykime, visuomenės. Bet iš esmės kūno rengybos sportininkai visada, man atrodo, tokie kaip labai gera eksperimentinė niša, kuri pati eksperimentuoja ant savęs, kartais iki kritinių ribų, bet vat toks gyvenimas. Tai kalbant apie, reiškia, natūralų kūno rengybos modelį, tai vėlgi kalorijų suvartojimas, norint priaugti raumeninio audinio, tarkime, kai yra kažkoks tarp varžybinis sezonas, pavyzdžiui, kovotojai, ne, nori priaugti kokybiškos raumeninės masės, kalorijų suvartojimas nuo vidurkio padidinamas 10-20%, tai yra nuo tiek, kiek tau reikia, kad tu palaikytum savo kūno svorį plus 10-20%. Ir kas labai svarbu, kad svorio prieaugis per savaitę maždaug nuo 1/4 iki 0,5%. Įsivaizduojat, sveri, pavyzdžiui, kokį 80 kg, ten prieaugi po savaitės sveri 84-500, čia yra labai gerai. Pastebėsi tą prieaugį po mėnesio, po 2. Tada jis bus kokybiškas, jeigu staiga sušoks svoris, tada dažniausiai kas? Vanduo, sako, ne vanduo, ne velnio, paskui bus riebalinis audinys ir jisai dažniausiai bus nenaudingas, jeigu jo ir taip turi pakankamai. Baltymų poreikis, matote puikiai, valgymų skaičius nuo 3 iki 6 karto, baltymų porcija maiste kalbėjome, riebalų poreikis, angliavandenių poreikis. Mažinimo strategija svorio, vėlgi, jeigu mes žiūrėtume į idealų variantą, tarkime, žmogus turi daug laiko, jo nevaržo kažkokios griežtos svorio kategorijos, tai galėtų būti maždaug 0,5%, 1% per savaitę svorio pokytis į minusą, ten tarkim sveri 100, po savaitės 99 ir 500, čia yra geras kalorijų deficitas, maždaug 500-800 kalorijų minusas nuo tavo dienos suvartojimo normos, kurie labai lengvai galima paskaičiuoti šiais laikais, tiesiog internete yra pilna formulių, kurios yra biški horoskopas, vis tiek turėsite svertis kartą per savaitę ir stebėti tai praktikoje. Baltymų kiekis, čia matau 2-3 gramai, teisingai, baltymų kiekis padidėja, kadangi kai yra kalorijų deficitas, mes galime prarasti ką? Ne tik riebalus, bet ką dar prarasti? Raumenis, o raumenų daug prarasti mes nenorime. Dėl to baltymų kiekis tuo metu padidėja ir tuo metu būtų racionalu netgi tą vieną kitą, galbūt ir kokteilį išgerti. Tikrai, čia ne tik sportuojantiems žmonėms, bet ir, sakykime, mėgėjiškai sportuojantiems, kurie nenori prarasti daug, reiškia, raumeninės masės. Angliavandeniai riebalai, vėlgi, čia yra parodyta, viskas pakankamai paprasta. Nu ką, einam prie kelių tokių arkliukų. Kas įdomu yra ir ar tai yra naujiena, man ne naujiena, jums galbūt irgi bus ne naujiena, bet daugeliu žmonių, patikėkit manim, tai būna visiška naujiena ir apie tai reikėtų pakalbėti. Kažkas norit paklausti kažko? Ne. Aleksandra, aš atsakysiu jūsų klausimą kiek vėliau, nes ten daug skaityti reikia. Taip, vandens dieta. Įdomus modelis, taikomas norint sumažinti svorį staigiai ir minimalizuoti, taip reikėtų pasakyti, kažkokius pašalinius poveikius. Kam tai svarbu? Baleto šokėjai gal ne, boksininkams, nežinau, mišrių kovos menų sportininkams, kovotojams, tai labai svarbu. Ir tiem žmonėms ypatingai, kam negalima dehidratuoti. Boksą gali, sakykime, bet, visą laiką dehidratuoti nėra gerai, tai labai pavojingas dalykas, ypatingai tavo sveikatos būklė, nes išeisi visas kaip sausainis, pasisversi, bet seneliuk tavo širdis labai kenčia. Kita vertus, toks modelis, kurį matote paryškinta raudona spalva, kai žmogus 3 dienas, pavyzdžiui, suvartoja vandens po 100 ml vienam savo kūno kilogramui, tarkime, sveri 74 kg, tai 7,4 litro per dieną, 3 dienelės iš eilės, toliau 4 dieną sumažini iki 15 ml vandens suvartojimo, išgeri tik tai litrą, tačiau diurezė tęsiasi, tu toliau gausiai šlapinėsi, reiškia, ir jau 5 dieną, atsiprašau, 5 dieną jau to vandens suvartojimas turi būti normalus, tačiau diurezė tęsiasi. Teoriškai ir praktiškai yra tyrimų, mes tą matome, žmogui gali padėti sumažinti maždaug 5%, nuo 5 iki 6-7% kūno masės nuo bendro svorio, atsistoti į kažkokią svorio kategoriją, neprarasti jėgos, reakcijos laiko rodiklių, kognityvinių, kitaip tariant, rodiklių, taip.
ir visai neblogai pasirodyti. Maistas tuo metu, koks yra vartojamas. Šiaip pavyzdys. Vėlgi, noriu pabrėžti, kolegos, nesame kolegos turbūt, bet gerbimi dalyviai šitos paskaitos. Žiūrėkit, nors gal su kažkuo ir esame, aš čia nepažįstu jūsų. Čia yra tik tai pavyzdys. Tai, ką aš kalbu, nereikia bandyti pagal tokį modelį taikyti namuose iš dangaus nukritus, bet tai yra pavyzdys, ką daro sportininkai. Konkretus, labai geras, paprastas pavyzdys. Čia yra ir papildai, pavyzdžiui, gliukozė vartojama, sakykime, kažkokie elektrolitai vartojami veikiausiai ir panašiai, bet vandens dietos strategija, kuri gali būti taikoma, kuri gali būti efektyvi. Papildas, nežinau, ar čia papildas, bet sportas ir soda. Taip, yra tyrimų ir dažnai apie tai šneka sporto mokslininkai, ne vienerius metus, aš apie tai kalbu jau turbūt 4-5 metai, bet vis dar būna naujiena, kad sodos vartojimas prieš sportą, prieš treniruotės, netgi 3 dienas, tarkime, va, toks planas, kai kasdien suvartojama po 7 gramus sodos ryte, per pietus ir vakare, vėlgi paskaičiavus ant 80 kg svorio žmogaus, mes žinome, kad natrio bikarbonatas, arba kitaip tariant, paprasčiausia valgomoji soda padidina, aiškias, buferinį pajėgumą mūsų ląstelių ir tai gali turėti teigiamą poveikį darbo intensyvumui, kitaip tariant, vėlgi, staigioji jėga, jėgos ištvermė ir soda. Ir jūs už sodą nenubaus vadą, galite būti ramus. Vienintelis dalykas, kas jūs gali nubausti, tai skrandis, jeigu yra problemos su virškinimu. Ir toks pilvo pūtimas gali atsirasti. Bet tai yra svarbu žinoti, kad tokios strategijos taikomas pasaulyje ir Lietuva nėra išimtis profesionalų tarpe ir profesionalių, sakykime, mitybos specialistų, sporto specialistų, taip turėtų tai būti. Protarpinis badavimas ir sportas. Daug mitų, daug nesąmonių. Nesąmonių, iš tikrųjų, su to protarpiniu badavimu aš noriu pasakyti paprastą dalyką. Ir sakau to nuolatos. Jis nėra nieko geresnis už paprastą kalorijų apribojimą. Absoliučiai nėra nieko geresnis. Ta rodė jau vieni geriausių, iš tikrųjų vienas stipriausių pasaulio mokslinių žurnalų, New England Journal of Medicine prieš porą metų publikavo studiją, kur visi, žiūrėkit, protarpinis nėra geresnis negu paprastas kalorijų apribojimas. Faktas ir kitas, kad kalbant apie svorio palaikymą, apie jo paprastumą, protarpinis gali būti efektyvi strategija, nenorint apsikrauti kalorijų skaičiavimais kažkokiais, ten emocijom bereikalingom. Jeigu tu neturi emocinio valgymo, ypatingai jeigu tu esi pro sportininkas, yra sportininkų, kurie laikosi tam tikrose srityse protarpinio badavimo, netgi labai žymus boksininkai, čia buvo viena tokį paveikslėlį parodęs Eimantu Stanioniu, toks žymesnis boksininkas, ne, tiesiog žmogus sukūręs Lietuvos istoriją, per seniausiai toks lengvas dalykas. Tai mes žinome, kad ištvermės sportininkam faktas protarpinis nėra geras pasirinkimas, gali sumažinti jėgų kiekį, subjektyviai tariant, vakariniai treniruotėjai. Tačiau pats protarpinis raumens masės neturėtų mažinti, jeigu taikomas tinkamai, jeigu suvartojamas pakankamai baltymų kiekis. Ir, iš esmės, kitose sporto šakose tą galima daryti, netgi jėgos sporto šakose tą galima daryti, jeigu reikia šiek tiek svorio sumažinti. Kažkada dirbau su vienu galiūnu, jiem reikėjo prarasti svorio, nes jie kartais per daug svorio užsimeta, dėl to kenčia jėgos ištvermė ir ten, tarkime, kiti procesai. Tai pritaikius tą patį modelį, paprasčiausia protarpinio žmogui tapo kur kas lengviau. Kas dar svarbu, kad kalorijų apribojimas bet koks, kai dega oksiduojasi mūsų kūno riebalai, yra naudingas mūsų galvos smegenims, o mūsų galvos smegenys, konkrečiai žievė galvos smegenų, yra atsakinga taip pat ir už motorinius judesius, kartu mūsų centrinė nervų sistema. Tai yra svarbu, kad nenutiktų atliekant sudėtingą pratimą kaip šitai merginai arba nedaugėja vaikinai. Čia smegenys. Gerai, einam į visišką pabaigą, nes matau 10-20 minučių, paskui dar galbūt atsakysiu klausimus, nes matau, kad rašote. Primenu visiems, kad drąsiai galite rašyti klausimus, nes aš kalbu prieš save matydamas savo veidą, kuris man jau yra atsibodęs per tiek daug metų. Tai jūs vėlgi esate įvairūs žmonės, galite kažką parašyti, paklausti, jeigu tik tai galėsiu, aš jums mielai atsakysiu, už 10-15 minučių viskas gerai. Žiūrėkit, aš kaip pagalvoju, pavyzdžiui, šitie žmonės, iš esmės, ar tai būtų seras Frederikas Hopkinsas, mano mėgstamas, vienas pirmųjų tokių Nobelio premijos laureatų, su kuriais teko susipažinti, skaitant apie juos, aišku, nes tai jau yra miręs žmogus.
atrado D vitaminą, A vitaminą, taip pat pavadino D vitaminą faktoriumi A ir taip toliau. Ir tai buvo labai svarbus periodas. Visi šitie žmonės, čia viena moteris tarp jų yra, jo, anksčiau buvo šiek tiek sunkiau moterims su mokslu negu dabar yra lyčių lygybė daug aukštesniam lygyje, ko aš labai džiaugiuosi. Visi šitie žmonės Nobelio premijos laureatai ir jie padėjo iš esmės mums atrasti vitaminus ir žinomus mineralus tarpe tarp 28 metų ir 65. Ir žinot ką, vitaminai ir mineralai yra labai svarbus mums, kad nenumirtume. Ir tai yra faktas. Bet kai kasdien atsiranda po Super Turbo Max 3000 maisto papildą, kuris tau gali padėti visose gyvenimo srityse, mes kartais pamirštame, kad bazinės vitaminų formos yra kritiškai svarbios ir jų trūkumas, blemba, jis gali sukelti ligas, gali sukelti nepataisomą žalą. Ar tai bus kalis, ar tai bus magnis, ar tai bus, nežinau, koks nors kitas svarbus elementas, tas pats cinkas, kuris yra svarbus mūsų endokrininiai sistemai ir jo trūkumas, ypatingai vyrams, yra siejamas su sumažėjusiu kuo? Testosterono lygiu. Mažesnis testosteronas nėra gerai. Per didelis testosteronas, tu sakai, labas rytas, teigiamas dopingo teste. Tai vėlgi tai yra svarbu, ne? Tai šitoje vietoje, žiūrėkit, papildas, maisto papildas, čia mano piramidė tokia yra, tai tiesiog aš esu subraižęs jau seniai pakankamai ir kartais papildau. Dabar, aiškės, maisto papildas iš esmės tai nėra vaistinis preparatas. Bet jis turi vaistiniam preparatui panašių, sakykime, tokių savybių. Pavyzdžiui, placebo ir nocebo. Du efektai, ne? Žmogus, sakykime, jaučia, kad papildas veikia, nes jo labai tiki, papildas iš tikrųjų pradeda veikti. Placebo efektas. Jis yra. Nocebo efektas, vartoji papildus ir bijai, kad tau pradės maustis sąnarius dėl kažkokios, pavyzdžiui, senas geras bajeris su kreatinu, vartoji kreatiną ir bijai, kad tau pradės, nežinau, pumpuoti raumenis, tu sumažinsi savo ištvermės rodiklius. Patikėk manim, seniukai, sveikinu, pradėjo pumpuoti raumenis, nocebo efektas yra. Nes dažniausiai kreatinas tokių dalykų nedaro, ypatingai monohidratas, viena geriausių ištirtų maisto medžiagų, kurią galima vartoti, rekomenduojama vartoti nuo jaunystės iki senatvės, sportininkams ir ne tik. Aplinkos veiksniai, organizmo savybės be abejo veikia papildo poveikį ir nuo to jis arba turi menką poveikį, arba jo visai nėra dažniausiai, arba jis yra pastebimas ir stiprus poveikis. Pavyzdžiui, išgėrei kofeino, esi jam jautresnis, sveikinu, praėjo 20-30 minučių, tu esi budresnis, čia viskas tvarkoja, stiprus, poveikis neginčiamas nuo tropinio preparato, kofeino pagrindinio, kuris tikrai veikia, ne? Dabar grįžtant prie papildų vėlgi. Ar verta vartoti papildus ar ne? Aš atsakysiu paprastai. Jeigu jūs vartodami papildą esate pasiruošę vartoti jį tinkamai, jis yra veiksmingas, pavyzdžiui, kofeinas, kreatinas, betaloninas, galiu vardinti ir vardinti. Esat pasiruošę vartoti tinkamai, ne? Žinote, kokia yra jo vartojimo dozė vienkartinė jums reikalinga. Ne ant pakuoti, bet jums kokia reikalinga. Toliau žinote, kokia vartojimo trukmė turi būti, kad papildas veiktų. Nu, pavyzdžiui, ten omega-3 vartoti ne savaitę, bet turbūt 3 mėnesius, ne? Ir ilgiau. Ir žinote, kokia vartojimo strategija turi būti. Pavyzdžiui, žinot, kad kofeinas 40 minučių iki sporto yra gerai, 10 minučių iki sporto kvaila, nes dažnai, ypatingai kalbant apie sportą, kuris trunka valandą pusantros, jis pradės veikti tai gale treniruotės jums. Vartot verta. Jeigu tų dalykų nesilaikote trijų, tai yra vartojimo dozė vienkartinė, trukmė vartojimo ir vartojimo strategija, vartot neverta. Ar verta vartoti paracetamolį, kai temperatūra pas jūs pradėjo kristi? Nu, neverta, teisingai, nes tai yra vaistas nuo temperatūros, kai tau kyla, tada tu vartok ten per daug. Tai lygiai taip pat ir čia. Nėra kažkokio kito stebuklingo dalyko. Dabar apie ką mes galim kalbėti 24 metais iš papildų, ne? Ir ne tik papildų. Galime išskirti jau kai kurios polifenolius. Sakykime, didelio antioksidacinių poveikių pasižyminčios medžiagos, kurios reikalingos mūsų, vėlgi, imuniniai sistemai, mūsų, sakykime, čia žiūrėjau, šiek tarpusai bendraujat gerai, to atsakinėsim į klausimus, viskas tvarkoja, hebra, rašykit.
Taip, tai mūsų imuninė sistema, mūsų, sakykime, įvairūs ištvermės, jėgos rodikliai ir panašiai. Tai bitės čia gal jau kaip ir žinomas dalykas, bet tiesiog norėjau pasidalinti tas pats alyvuogių aliejus, kur sakiau, nelabai ten kažką dėl omega-3, tačiau alyvuogių aliejuje mes turime oilio kantalį, pakankamai neblogai ištirtą polifenolį, kuris veikia panašiai kaip mažos dozės aspirin. Todėl iš esmės vartoti alyvuogių aliejų yra visai neblogas pasirinkimas, įtraukti šitą riebalą į mūsų dietą, tam, kad mes turėtume mažesnę riziką turėti uždegiminių reakcijų. Toliau, tarkime, prevencijai širdis, miokardas, inkstai, imuninė sistema apskritai, kvercetinas. Pakankamai neblogai ištirtas maisto papildas, aišku, tyrimų dar trūksta, jų visada trūksta, kaip aš sakau, bet jau turi daug potencialo. Jeigu tavo mityboje trūksta citrusinių, obuolių, svogūnų nevalgai, petražolių, šalavijų, velnias, kvercetinas būtų neblogai vartoti papildomai, nes tu jo tikrai negauni su maistu. Ir taip, tai yra puikus dalykas tavo širdžiai. Katechinai, kita vertus, žalioji arbata, tarkime, turinti katechinų, geras pasirinkimas, vėlgi norint palaikyti kūno svorį, jį mažinti. Žaliosios arbatos ekstraktas yra vienas iš nedaugelio maisto papildų, kuris yra efektyvus, kalbant apie riebalinio audinio oksidaciją. Vienas turbūt efektyviausių galėtų būti kofeinas. Tai vėlgi sportininkai dažniausiai vartoja daug didesnės dozes, negu jums atrodo. Sakykime, 6 mg vienam kūno kilogramui, 5-6 mg vienam kūno kilogramui. Tai pavyzdžiui, 100 kg sveriantis atletas, o taip iki pusės gramo kofeino 500 mg gali drąsiai suvartoti 40 minučių iki treniruotės ir tai padidins jo darbingumą tikėtina. Aišku, vėlgi reikia pažiūrėti, ar žmogus yra jautrus kofeinui ir taip toliau. Naujausi tyrimai rodo, kad net ir 200-300 mg kofeino vartojimas, tarkime, nepriklausomai nuo paros laiko, vyrams, norintiems per treniruotę daugiau riebalų sudeginti, čia ne kabutėse, bet iš tikrųjų jisai padidina tą panaudojimą kūrui, ir maždaug 3 mg vienam kūno kilogramui dailiosios lyties atstovėms, moterims, taip pat padeda neprasčiau negu vyrams sumažinti riebalinį audinį, arba tiksliau panaudoti riebalų atsargas fizinio krūvio metu. Labai geri tyrimai ir labai geras papildymas sporto mokslininkams į bagažinę. Taip, toliau, sakykime, jeigu mes žiūrėtume į vėlgi modifikuotą amino rūgštį, prieštaringi tyrimai, silpnas poveikis juntamas 8-12 savaičių turėtų būti naudojamas betaloninas. Tinka plaukikams, tarkime, bet turėtų būti vartojamas po 1 gramą maždaug 4-5 kartus per dieną. Sudėtingas vartojimas. Ir vėlgi staigioji, arba kaip aš sakau, taip negražiai sprogstama jėga, staigioji jėga, jos komponentai, jie yra linkę didėti. Kreatinas gerai ištirtas, saugus vartoti, 3 mėnesiai vartoji, 4 mėnesiai vartoji, 5 mėnesiai vartoji, jeigu tinkamai gyveni, ta prasme nevartoji alkoholio, dar kažko dažnai, tai viskas su juo gerai, 5 gramai per dieną, plus minus, nesvarbus paros laikas, nesvarbus vartojimo laikas prieš po valgio, prieš treniruotę, po treniruotės, gali ryte, vakare, per mėnulio pilnatį, bet kada, bet vartok kasdien, 3-4 mėnesius ir taip, jėgos komponentai yra linkę didėti, kreatino monohidratas. Kreatinas turi 400 tyrimų mažiausiai atliktų. Taip, toliau, kas čia dar gero pas mus yra, aš net nematau pavadinimo, tai iš tyrimo bandau paskaityti, bet cinkas, senas geras cinkas. Tai, kaip ir sakiau, endokrininė sistema plus plaukai, nagai, ragai. Iš esmės, cinko vartojimas tikrai yra racionalus pasirinkimas profilaktiškai, ypatingai vyrams. Karts nuo karto, kur mityba buvo skurdesnė, stresas buvo didesnis, fizinis krūvis buvo aukštesnis, testosteronas linkęs yra žemėti, padaryti kaip ir tyrimą testosteroną būtų labai naudinga, kad pats žinotum, koks jis yra. Labai dažnai vyrai ir moteris turbūt neatskiria testosterono funkcijos. Tai vėlgi libido prie libido pririša dažnai, tai yra racionalu, tačiau libido neatspindi testosterono, gali būti jisai žemas, aukštas, bet libido bus normalus ir atvirkščiai. Nuotaikų kaita, depresiniai įvairūs reiškiniai gali būti siejami ypatingai vyrams su žemu testosteronu ir žinot, čia stebuklingos žolelės nepadės, o cinkas paprasčiausias tikrai gali padėti.
nestebuklingos žalelės, tai aš kalbu apie tą patį tribulus terestris, tarkime, dažniausiai veikia libido. Gerai. Nu va, toks visiškai nesurištas su maisto papildais, galbūt sportininkam kol kas produktas, nes jį dažniausiai tyria per baltymų, amino rūgščių prizmę, kolagenas. Senas geras kolagenas. Jau galima sakyti senas geras kolagenas, bet apie jį reikėtų kelti tokių aspektų užfiksuoti, kalbant apie sportininkus. Žinot, kolagenas galėtų būti labai vertingas papildas bėgikams ir bėgikiams. Aišku, bėgikiams labai svarbus yra geležies vartojimas, nes mes žinome, kad aerobinė veikla iš esmės moteriams dar daugiau padidina geležies reiškia resursų iššvaistimą ir, tarkime, menstruacijų ciklas, ovuliacijos, visi tie reikalai tikrai gali tada tekti tikrintis dėl mažakraujystės kas pusę metų mažiausiai ir žiūrėti geležies vartojimą. Jo strategija kartais yra ir kas antrą dieną vartoti tokį papildą ir panašiai, bet grįžtant prie kolageno, tiek vyrams, tiek moteriams sausa oda tai yra irgi labai blogai, kurį turi pažeista yra ypatingai daug pažeidimų, atsiranda uždegimai, tau biškis skauda pirštą kažkur koks uždegimas, nieko baisaus, jeigu tau reikia nubėgti porą šimtų metrų, bet jeigu tau reikia nubėgti 42 kilometrus, tai tampa pragaru. Tai ką aš noriu pasakyti, kolagenas šiandieną vis daugiau tyriamas kaip toks prevencinis maisto papildas, ne dėl savo baltymų kažkokios kompozicijos, bet dėl poveikio, sakykime, ir savo struktūros, kuri gali būti ten hidrolizuota, daltonų masė mažesnė, didesnė, pasisavinimas geresnis, blogesnis. Iš esmės, mėnesis, 2-3 jo vartojimas gali būti visai racionalus pasirinkimas, ne tik dėl geresnių plaukų, nagų ir ragų, jeigu mes tos turėtume vėlgi, bet ir dėl odos biofizikinių savybių, tai konkrečiai gebėjimų atsispirti išorės žalingiems veiksniams. Plus, šitie dalykai padeda mums su fizinė veikla. Ir tai yra gerai. Nu, galite sakyti, kad blogai, bet jeigu sakysite, kad blogai, vis tiek meluosite. Taip, tai, ok, važiuojam toliau. Kolagenas kolagenu, kiek tas kolagenas turi dabar tų tyrimų, turi labai daug, dažniausiai jisai naudojamas yra kartu su C vitaminu, su kitais mikroelementais, netgi, kurie pagerina pasisavinimą ir taip, kartais toksai atrodo nutolęs maisto papildas, jisai visai atranda savo praktinę nišą, yra saugus vartoti. Kartais žmonės nori vartoti ten, nežinau, kolageno, yra skirtingi tipai, sako, 1, 2, 3 mums reikia čia tipo, nes tai yra labai gerai žinomi tipai, nieko baisaus, jų yra 28 kol kas ir dar bus daugiau, manau. Ir jokio skirtumo jūsų kūnui, kokį jūs tipą suvartosite, vis tiek jisai bus išskaidytas velnio, praeis pro kepenų vartus ir mūsų organizmas pasigamins tą kolageną iš to tipo, kurį gavote, kurio jam reikia. Kitaip tariant, vartokite kad ir vieną tipą, bet kūnas pasidarys tai, ką jam reikia, iš senų gerų amino rūgščių, kurias jisai išskaidys ir vėliau pasisavins. Tai va, tai šią linksmą gaidą nebaigsiu, atsiprašau, bet savo pristatymą tiesiog pastabdysiu šiek tiek netrukus. Čia matote tokią gražią naktį, matote gražų rytojų, aš jau 2 metai naudoju būtent šitas 2 skaidrės pabaigai savo seminarų ir konferencijų kai kurių, dėl to, kad tikrai tikiu ir tikiuosi, kad jūs galbūt sutiksite, kad iš esmės mus gali išgelbėti, atvesti prie geresnio rytojaus mokslas. Lietuvoje mažai žmonių, geras, ne? Bet Lietuvoje dar mažiau sportininkų. Ir mes nesame Kinija, aš visą laiką apie tai galvoju, kur, tarkime, atėjo vienas gimnastas, gavo traumą, dar 10 stovi tokiam pačiam lygyje, pasaulinio lygio ir gali jį pakeisti. Ne? Mes neturime prabangos kaip valstybė švaistyti žmonių sveikatos, nes žmonių yra mažai. Mes galime įsiskirti savo kompetenciją, savo žiniomis ir jo, dažnai mums trūdo sistema, kažkur yra netobula, politika netobula, galbūt sporto politika kritikuotina yra tikrai Lietuvoje, mano galva. Bet jūsų žinios, ką jūs investuojate į save ir panašios iniciatyvos, ką daro Lietuvos antidopingo agentūra, tai yra velniškai geras dalykas, nes jisai leidžia gauti žinių, leidžia užsikabinti, sakykime, kažkokios mažos kartais informacijos nereikšmingos atrodo,
ir tada domėtis ir pritaikyti tai praktikoje. Ir kartais tu gali, nežinau, su kofeinu ir soda pasiekti daugiau negu su Super Turbo Max 3000 maisto papildų, kuris skirtas prieš treniruotę, bet seniukai jame yra snapučio ekstraktas ir tu gausi teigiamą dopingo testą, arba jeigu tu jo negausi, tavo širdis dėl sistolės padidėjimo turės milžinišką krūvį iškesti ir tu turėsi širdies nepakankamumą. Ir panašiai kaip mūsų valstybėje širdis ilgą laiką gali plakti į minusą, bet jie gali ištikti bankrotas. Liūdniausia, kai bankrotas ištinka futbolo aikšteliai. Ir niekas nežino, ką daryti. Nežino, kaip reikia gaivinti. Tai va, atsiprašau, aš taip pesimistiškai čia baigiau, iš tikrųjų tai mokslas yra šviesa mano galva ir jeigu mes ją nesinaudosime, tai gyvensime tamsoje. Tai tiek norėjau pasakyti. Gerai, tai aš tada einu prie klausimų ir manau, kad čia vis tiek daug tų klausimų, matau, čia gal diskutavo tarpusavėje, bet pabandysiu atsakyti. Taip, Aleksandras buvo sklinda kalbos tarp sportininkų, kurie sako, jog negalima vartoti vitamino C po 1 gramą kasdien, nes pareis kepenys, šiaip ne, inkstam daugiau krūvio yra nei kepenim. Kepenys jos biški pareis atsistato, jos nieko baisaus, inkstai nesistato. Dėl to turi gerti su pertraukom, tai yra porą dienų geri, porą dienų negeri ir panašiai. Šiaip rekomenduočiau, jeigu geria daugiau negu 1 gramą C vitamino, gerti porą savaičių ir tada padaryti pertrauką, nedaryti ilgų intervalų. Gramas ir daugiau, tai yra krūvis inkstams. Kepenims ten nieko tokio, žinokit, kepenis ir taip sugadinsit kitais būdais, bet inkstai čia yra svarbu, nes ypatingai jeigu paskatins dar akmenligė ir yra genetinis polinkis akmenligiai, tai tada gali būti problemos ir su tulžimi. Ir tai gali privesti prie rimtų pasiekmių, kurios paskui nepraeis. Ir kodėl kineziterapeutai? Kineziterapeutai, mano galva, neturėtų duoti rekomendacijų dėl C vitamino vartojimo, nes tada taip ir gaunasi, kaip čia jūs parašėte. Tai ačiū už klausimą, Aleksandra. Lukas, jūsų klausimas taip. Ar per didelis amino rūgščių vartojimas gali būti žalingas, po kurio laiko būtų efektyviausia vartoti amino rūgštis po sunkios treniruotės? Nu vėl, aš taip sakyčiau, nėra racionalu. Baltymus vartokit, kam tos aminkės? Per daug amino rūgščių gali būti žalinga, beveik visko per daug bus žalinga, bet žinot, kas būna, pavyzdžiui, Lukai, tarkim, kartais amino rūgštyse būna tas pats B vitaminas, ką aš sakiau, B6, piridoksinas. Dažniausiai būna B12 arba B6 vitaminai. B12 arba B6. Albaminas, piridoksinas, blablabla. Tai žiūrėkit, su to pačiu B6 vitaminu. Jeigu, tarkim, sportininkas vartoja dar 3-4 maisto papildus. Labai dažnai būna sinergija tam tikrų maisto medžiagų arba dubliuojasi tam tikros maisto medžiagos, jeigu jos yra kompleksinės. Ir, pavyzdžiui, tas pats B6 vitamino perteklius, jis gali sukelti visiškai nekenksmingą simptomą, bet jūs labai išsigąsite, pradės tirpti pirštai, kojų, rankų. Ir kas tada bus? Tada žmogus pradės galvoti, kad pas jį yra stuburo išvarža, gal jam ten yra, žinai, koks nors su širdim blogai kažkas tirpsta, bet finale suprasime, kad yra B6 perteklius ir jisai dažniausiai praeina be jokių simptomų, nustoja atvartoti ir viskas. Tai tokie nekenksmingi simptomai, pavyzdžiui, pradėjai kažką vartoti, pradėjai viduriuoti. Pradėjai kažką vartoti, pradėjo ten tirpti pirštai. Pradėjai kažką vartoti, pradėjai prastai miegoti. Tai yra geri signalai, kad reikia nustoti vartoti ir pasižiūrėti tada po vieną produktą, galbūt kažkuris vienas netinka, kažko yra per daug, pažiūrėk sudėtis visų produktų ir tada surasi medžiagos, kurios dubliuojasi. Taip, tai ačiū už klausimą. Karolio klausimas, ką manote apie kreatiną ir gliutaminą, ar verta vartoti papildus? Kreatiną verta vartoti, gliutaminą vartoti skrandžiui labiau, žarnyno veiklą, nes dažniausiai mūsų plonasis žarnynas jį neutralizuoja velniop, bet tai yra geras maistas žarnyno bakterijoms, kalbant apie gliutaminą. Atsistatymo procesam, ten kitiem dalykam ne kažką, dabar naujausi tyrimai tai nieko tokio nerodo. Kokių vitaminų, ačiū už klausimą, Erikos klausimas irgi, kokių vitaminų ir mineralų nerekomenduojama vartoti kartu? Tinkamiausias paros laikas atskiriems vitaminams ir mineralams. Labai platus klausimas, žinokit, čia reikėtų imti atskirus junginius ir nagrinėti. Galiu trumpai pakomentuoti ir dalinai atsakyti jūsų klausimą, tai sakykime, žiūrėkit, yra maisto medžiagos, kurios turi, tarkime, raminantį poveikį, tas pats, pavyzdžiui, magnis, mes puikiai žinome B grupę, magnis, kitos gali turėti stimuliacinį poveikį, tonizuojantį poveikį ir panašiai.
Tai dažniausiai reikėtų pasižiūrėti į kiekvieno vitamino poveikio kryptį, kuri visada būna aprašyta, turėtų būti aprašyta ant maisto papildo pakuotės, dažniausiai būna aprašyta. Ir tada tiesiog vartoti juos pertraukom po 8-9 valandas ar panašiai. Kartais, kai kuriais atvejais B grupės vitaminų visų vartoti, tiksliau atskyrus juos vartoti nerekomenduojama, nes jie yra konkurencingi tarpusavyje. Ir jeigu vieno per daug, tas užima kito vietą ir tada atsiranda disbalansas ir panašiai. Tai tikrai negaliu dabar išvardinti, neturiu galvoje dabar top 3, sakykime, kurie tikrai jau reikėtų atskirai, kalbant tik tai apie vitaminus ir mineralus. Ir panašiai. Dažniausiai tai būna tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, geležis ar kalcis, nu, blemba. Aš manau, tikiuosi, niekas jų kartu nevartoja, nes tai būtų keistoka šiek tiek. Porą junginių, kuriuos kartu vartoti aš rekomenduoju, tai pavyzdžiui, D vitaminas, K vitaminas, aš jau parašiau, kurie yra racionalus pasirinkimas, sergant ar tam tikrom lygom, pavyzdžiui, osteoporozė, ar tu esi moteris bėgikė, tai irgi yra svarbu, nes po 30 metų, kai tau yra daugiau kaip 30 metų, kalcis palengva išeina iš tavo kaulų, kaupiasi kraujagyslėse, tai yra normalus mechanizmas, tačiau moterim bėgikėm vėlgi su osteoporoze reikėtų atsargiai pasisaugoti, nes tai gali turėti papildomas rizikos veiksnys, sportinis darbingumas ir osteoporozė yra gimdymai, kiti dalykai, tada reikia vartoti mikroelementus ir kalcis, pavyzdžiui, būtų vienas iš tokių su D vitaminu faktas, K vitaminu kartais. Geležies, jeigu trūkumas yra, reikia vartoti atskirai, dažniausiai jinai būna su B grupė kartu ir negalima jokiais būdais kavos gerti, nes tada stabdo pasisavinimą ir taip toliau. Tai matot, 5 minutės prakalbėjau, bet yra dar N+1 dalykų, apie kurias galima kalbėti. Ar ištvermės sportininkai, kurie specializuojasi ultra bėgimo, ultra minimo, gali gauti reikiamą geležies kiekį be papildų? Kaip ir Viktorija, tikiuosi atsakiau į jūsų klausimą. Praktiškai tai yra sunkiai gyvendinama, jeigu tas sportininkas yra sportininkė. Ir vėlgi yra kraujo tyrimai, tokiem žmonėm privalomi kraujo tyrimai, mano galva, kas pusę metų, galbūt gydytojai kitaip sporto gydytojai rekomenduotų, bet mano galva bent jau kas pusę metų. Taip. Gerima lemia. Taip. Čia tarpusai susirašinėjate kažkas. Taip. Pauliaus klausimas, ar vartojant kreatiną reikia daryti keletos savaičių pertraukas, ar reikalinga kreatino užkrovą vartoti. Tai ačiū už klausimą, kreatino užkrova nebūtina, nebent turite mažai laiko ir norite gauti bent kažkiek efekto. Ką aš turiu omeny, pavyzdžiui, ten, nežinau, laukia, tu esi kovotojas, kaip pavyzdys, laukia kova už 8 savaičių, reikia vartoti kreatiną, nes nori turėti daugiau staigiosios jėgos, sprogstamos jėgos palaikyti, dar laukia kalorijų deficitas, kuris tave užknys. Čia aš ne apie jūs kalbu jokiais būdais, aš nepažįstu, bet kaip pavyzdys sakau taip. Tada, tarkime, 8 savaičių intervalas, padarai kreatino užkrovą, kelias dienas vartoji ten po 10-15 gramų, čia reikėtų pagal svorį paskaičiuoti preciziškai, bet kaip pavyzdys. Tada taip, jisai greičiau patenka į tavo organizmą ir greičiau pajausi tą numatomą poveikį, šiaip daug saugiau ir racionaliau yra daryti įprastą vartojimą, jisai taip pat pasisavina, taip pat gerai viskas veikia, tik tai tam užtrunka žmogus šiek tiek ilgiau. Pertraukos yra simbolinės, tikrai galimos, šiaip būtų keista, jeigu žmogus visą gyvenimą vartotų kreatiną kiekvieną dieną, dėl to, kad yra įvairūs tarpai, be sporto, be, sakykime, kažkokių tai intensyvių veiklų, galbūt nutinka gyvenimas, kelionės ir panašiai, 2-3 savaitės, mėnesis, 2 mėnesiai tikrai galima. Mitas, kad galima kreatiną vartoti tik tai ten 2 mėnesius, o tada būtina pertrauka, ne. Yra tyrimų, kur žmonės vartoja 6 mėnesius be pertraukos ir jokių intoksikacijos pavojingų kažkokių požymių nerasta absoliučiai. Kreatinas labai dažnai yra siejamas su inkstų veikla, nes inkstų metabolitas yra kreatininas, toksai tyrimas, kuris gali būti padidėjęs, bet jisai atspindi labiau metabolinę funkciją ir nėra siejamas su konkrečiai kreatino vartojimu, kad vartoji kreatiną, tavo kreatininas padidės. Tai irgi yra mitas, kuris labai dažnai gąsdina žmonės, kurie su to nėra susidūrę. Tai va, tai Julija, 15-mečiams treneriai rekomenduoja vartoti baltyminius kokteilius, ar tai ok, krūviai dideli. Šiaip tai būtų ok, bet aš trenerių vietoje ir kas nors, jeigu esate treneris, čia, žiūrėkit, vėlgi, hebra, aš jums tikrai rekomenduoju 15 metų žmogui. Aš kai buvau 15 metų, aš buvau beždžionė.
nežinau kaip jūs, bet aš buvau beždžionė. Tiesą sakant, kad jūs suprastumėte, koks aš buvau žmogus, tai aš 15 metų labai aktyviai sportavau, buvau beveik baigęs sporto mokyklą ir vieną kartą su draugais susilažinome ant drąsos, kas užsilips į aukščiausią bokštą, tokį ten prie geležinkelio ir atsistos išskėtęs rankas ant platformos. Ir aš užlipau ant to bokšto, nes buvau bahūras ir atsistojau ant platformos, išskėčiau rankas ir vėjas papūtė ir aš truputėlį susvirduliau, sakau, blemba, galėjau nukristi. Jo, galėjau. Tai yra priežastis, kodėl vyrai gyvena gerokai trumpiau negu moteris. Turbūt viena iš, bet ką aš noriu pasakyti. Nerekomenduokit 15-mečiams, rekomenduokit tėvams. Nes turi būti suaugęs žmogus, tėtis, mama, patėvis, nesvarbu, ta prasme, močiutė, kažkas, edukuokite tėvus. Dar kol kas apsimoka tą daryti. Visų pirma, pavyzdžiui, yra pieno išrūgų baltymai, kurie yra beveik švarūs, aš nenoriu čia rekomenduoti jums brandų, bet yra pieninės Lietuvoje, kurios gamina baltymus išrūgų. Pažiūrėkit tenais, gali vartoti, viskas tvarkoja, jokių problemų nėra. Yra baltymai, kuriuose yra velniškai daug aspartamo, stevijos, saldiklių, stipriklių, skonio minkštiklių ir taip toliau. Jūs turėsite alerginės reakcijas, turėsite įvairius nepageidavimus dalykus, kaip pavyzdžiui, akne kažkam suaktyvesnis, kažkam yra 15 metų ir pas kažką testosterono šauna į viršų ir yra spuogai ir taip toliau. Bet tada nutinka tas dalykas, kurio aš nekenčiu, pabrėžiu, kad žmonės pradeda kaltinti, va, daviau Petriukui 15 metų, žinai, proteino ir jam ten sugedo oda nuo baltymų. Nu ne, tai nieko bendro, tu pažiūrėk, kiek yra papildomų medžiagų tose baltymuose. Ir suprasi, kad ten gal Petriukas sualergizavo nuo dažiklio paprasčiausiai. Nuo dar kažko, tai nes papildai braškiniai, žinai, ne braškės tenais yra įdėtos, o skonis braškinis, dažiklis. Ir taip toliau. Tai vėlgi, aš norėčiau, kad 15-16 metų paaugliai, kurie susiduria su nenatūraliu, pabrėžiu, fiziniu krūviu, sportuoja profesionaliai, taip, jie turi gauti kokybiškus maisto papildus, tačiau jie turi būti saugus. Tikiuosi, kad atsakiau klausimą. Taip, tai Simonas klausimas ilgas, bet aš pabandysiu paskaityti. Taip, labai įdomi paskaita, ačiū Jums. Būtų faina gyvai pasimatyti su visais, o ne čia sėdėti, bet vis tiek gerai. Tai gal galite papasakoti plačiau apie skirtingos magnio formas, minėjo citratą, visi geriamas, tačiau skaičiau, kad citratas padeda tik, kai užkietėja viduriai. Oksidas padeda, kai užkietėja viduriai, žinokit, išgerkit magnio oksido, tai bus neįtikėtinas pojūtis tualete. Tačiau, aš dėl sporto miego norėjau jas gerti. Atrodo, jog magnio glicinatas populiarus dabar, neblogas papildas, neturiu jam kritikos, tyrimai nerodo kažko tai wow, bet nerodo nieko blogo. Ypač jeigu dėl miego emocinės sveikatos, ką žinote, kaip jūs nuomonė, tai glicinatas geras pasirinkimas, citratas galite irgi pagerti, jis nieko blogo ten neturėtų padaryti, jeigu ten nebent yra jautrumas, bet šitos dvi formos tikrai yra geros. Daugiau kitų kažkokių formų net nėra prasmės per daug. Oksido, aš pajuokavau, tai negerkit, nes jisai yra blogai, jeigu jo daug. Taip, klausimas dėl cholesterolio. Nauja teorija plinta, jog cholesterolį didina angliavandeniai arba tie, kurie laikosi keto dietos ir jų cholesterolis yra aukštas, sako, jog tai yra o gydytojai be reikalo jaudinasi, nes jie nevartoja angliavandenių. Lietuvoje kažkas parašė knygą apie angliavandenius, pamiršau kas, bet čia prasidėjo nuo Glucose Goddess, tokia yra influencerė, ar ne mokslinė, aš nežinau, kas ten yra su ja, bet rašė apie angliavandenius labai daug. Angliavandeniai tikrai yra problema, kai jų vartojama per daug, dažniausiai yra vartojami su riebalais, tada, aišku, didėja cholesterolis. Nes tu vartoji daug angliavandenių, kuriuose taip pat yra riebalų, padidėja cholesterolis, viskas tvarkoj. Ketogeninė dieta, jinai yra visų pirma, žmonės dažniausiai ją naudodami iš tikrųjų meluoja savo, nes jie neišsilaiko jos. Jeigu mes matuotume ketonus ir žiūrėtume, pavyzdžiui, ketogeninę dietą, kai tu vartoji vien tik riebalus, suvalgius vieną obuolį, tu iš ketozės išeini velniop. Ir viskas, baigėsi tavo ketozė. Ir kai tu turi aukštą cholesterolį, ir tu savo gydytojas, seniuk, tu mirsi, sakai, ne, aš šią ketogeninę dietą laikausi, viskas gerai, tai yra blogai ir labai, nes cholesterolis, kai net ir gerojo yra daug,
jis vis tiek yra linkęs užkimšti kraujagyslės tada, kada jos yra pažeistos. Mes žinome, kad kalcis, kaip ir sakiau, kraujagyslėse, jos tampa netokios lankščios. Jeigu yra pažeista kraujagyslė, ateina cholesterolis, sako, palauk, seniukai, aš to užkimšiu tave, mes čia viską sutvarkysime ir atsikimšim. Problema, kai yra užkemšama per daug ir kai kraujas nepatenka į mūsų miokardą, nepatenka į mūsų galvos smegenis, arba patenka krešulys. Tai šitoje vietoje ketogeninė dieta yra labai plonas peilis chirurginis, kuris vos suklydus, jeigu tu ją naudoji, tarkime, dėl neurodegeneracinių ligų. Jeigu pas tave yra epilepsija, tai taip, tai ta dieta tam yra rekomenduojama, viskas tvarkoj. Kiek yra ketogeninės dietos propaguotojų sportininkų laimėjusių olimpinį auksą? Spėkit kiek? Nedaug, veganų daugiau yra tikrai, o su keto nelabai. Ir čia labai sunku įrodyti, ar jinai gali būti veiksminga, ar tikrai tu jos laikais. Lietuvoje tūkstančiai, nu ne tūkstančiai, gal klaidai, šimtai, tarkim, žmonių mano, kad laikosi keto dietos, o tarpu, kai tik tai dešimtis jų iš tikrųjų jos laikosi. Tai va, aš tiek tai galiu ir pakomentuoti šitą vietą. Tai cholesterolio, kai yra tikrai per daug, tai tikrai yra rizikos veiksnių ir jį galima mažinti natūraliai ir tai yra taip pat skaidulos, sumažintas riebalų vartojimas, nu, neikit pas kardiologą, jums sakys, nori sumažinti cholesterolį, tai dabar tu nevartok angliavandenių. Nu, faktas, spurgos nevartok, spurgoje yra daug cukraus, bet spurgoje taip pat yra daug aliejaus. Sumažink riebalų vartojimą, atsakyk riebios mėsos, daugiau gyvulinės, augalinės kilmės maisto, viskas bus gerai. Skaidulos, rudieji ryžiai puikiausiai taip pat veikia. Ten yra monokolinas, netgi yra papildai, sakykime, kurie yra su rudaisiais ryžiais, jų ekstraktų ir tą galima daryti ir vartoti. Toliau yra vaistiniai preparatai, pusiau papildai, pusiau vaistai, kaip aš sakau, pavyzdžiui, kaip omokoras, kurį su receptu jau išrašo gydytojas ir jį vartoja žmogus tam, kad kontroliuotų cholesterolio koncentraciją, nebereikalo. Ir yra statinai, kurie ten yra kritikuojami kaip vaistas, turi pašalinių poveikių ir panašiai. Trūkstant baltymų, skaidinčių fermentų organizme, baltymus skaidinčių fermentų, čia neklausimas, supratau, čia buvo diskusija. Tai nėra už ką, ačiū Simonai už klausimą. Gerai, tai tikiuosi, kad atsakiau, jau dar turite klausimų, tai aš galiu kažką patikslinti, drąsiai galite rašyti, tikrai čia viskas turim dar kelias minutės, manau, tai jeigu yra klausimų, galite rašyti drąsiai. Arba įsijungti mikrofoną, tai nežinau, galbūt kažko neatsakiau, galbūt kažkur reikėtų kažką patikslinti. Ir tada, jeigu dar kas nors galvoja paskutinį klausimą, tai tiesiog noriu apibendrinti gal viską, ką šiandien pasakiau ir tokius svarbius taškus sudėti kelis. Tai pirmas iš jų, aš labai tikiuosi, kad visi suprantate ir apskritai universaliai taikyčiau visoms paskaitoms, kurios vyksta online ir gyvai. Tarkime, tokie pavyzdžiai kaip vandens įkrovos dieta, kuri leidžia numesti kovotojams svorio ir išvengti dehidratacijos didelės, kad, pavyzdžiui, kur yra dehidratacijos testai, viską daryti švariai, sąžiningom priemonėm. Negali būti įmamos metodikos ir taikomos aklai iš seminaro, nesvarbu, ar jums sakė apie tai Artūras, ar pasakojo Rūta, ar Viktorija, ar dėdė Petras iš Rusio, kas būtų labai blogai. Turite vis tiek konsultuoti su gydytojais, įsivertinti savo kraujo tyrimus, pasižiūrėti rodiklius. Antras momentas. Šiai dienai papildai, tarkime, jo kokybė jų nėra pati geriausia, nes jų srautas, kaip ir Facebooko nesąmonių, yra labai didelis. Ir kartais būna užteršti įvairiom medžiagom, jeigu jūs tikrai esate ir bijote šių medžiagų, esate aukšto meistriškumo sportininkas, tai aš daryčiau labai kvailai, paprastai, bet ko gero, pirkdamas kompleksinį maisto papildą, pirkčiau 2 ir išsaugočiau vieną pakuotę ir antrą pakuotę tuščią, tam, kad jeigu nutiktų nelaimė, aš galėčiau išsiųsti maisto papildą tyrimams ir pasakyti, kad aš nekaltas, kad galėčiau greičiau įrodyti. Nes tokiu atveju jau yra Lietuvoje keletas, čia galbūt mane pataisys antidopingo agentūros specialistai, tai jų yra keletas. Tai reikia investuoti. Antras dalykas, žiūrėkit, maistas yra svarbu, nes mes, kai nevalgom, mirštam. Sportas yra irgi svarbu, kai nejudi, nepasieksi rezultatų. Pradėkite nuo to sporto ir tada, kada esate Ferraris, jau galite galvoti apie sudėtingesnės strategijas maisto papildų vartojimo, kur galite gauti daugiau naudų.
prieš konkurentus laimėti kažkaip, ne? Aš bendrauju su daugybė nuostabių žmonių, dėka savo profesijos taip jau sutapo, kad, tarkim, su Eimantu Stanoniu teko ne kartą kalbėtis, to pačiu kitais žymiais kovotojais, mažiau žymiais kovotojais, taip pat labai dažnai, nežinau, plaukikais, baleto šokėjom, nes jam reikia labai daug jėgos ir labai svert mažai. Daugybė sportininkų ir, žinot, nėra stebuklingos kapsulės, piliulės, jeigu tu galvoji, kad tu vartosi papildą ir tau ten kažkas pasidarys labai wow, tai yra steroidas. Dažniausiai. Fizinis krūvis, atsistatymas, maisto papildai, priedas. Tai yra tik priedas. Bet tą priedą reikia tinkamai dozuoti, tinkamą laiką vartoti ir žinoti strategiją, kada tu turi jį vartoti. Gerai, tai paskutinis klausimas, matau, Julija parašė, tai ačiū Neringa, ar galima laikyti, kad visi papildai įsigyti vaistinėse yra saugus, ar irgi gali būti užteršti? Visi gali būti užteršti. Tai čia mes negalime, sakykime, kontroliuoti, kaip ir sakiau, pasaulyje dėja taip ir yra, kad negalime kontroliuoti tam tikrų veiksnių 100%. Jeigu sakome, kad galime, tai mes savo meluojame. Visada tokia rizika išlieka. Aišku, kaip perki, žinai, vaistinėje, ne iš Petro, kažkur tai tenais Rusijai sertifikuota, viskas yra gerai, daugiau šansų, kad tai yra gerai ir čia nereikia konspiracijom įvairiom tikėti ir panašiai. Tačiau vis tiek, jeigu esate Super Turbo Max Pro ir karjeroje dabar toksai lūžis, aš patarčiau apsisaugoti ir turėti alibi, kaip aš sakau, ką tu vartoji, tikrai žinoti. Ir yra nuostabūs žmonės antidopingo agentūroje, galite jų paklausti, tai jie tikrai atsakys. Gerai, tai taip. Gerai, tai galbūt viskas, nežinau, ar kas nors dar norėsit baigiamai žodį, Rūta, galbūt norėsite prisijungti, pasakyti kažką. Ačiū labai, Artūrai. Kaip matau, jau mūsų dalyviai irgi pradeda jums dėkoti. Tai iš tikrųjų, ačiū, kad jūs atsakėte į daug įdomių klausimų. Ačiū, kad paminėjot ir apie tai, kad tikrai visada galima klausti agentūros ir agentūra tikrai galės padėti atsakyti į klausimus, padės rasti atsakymus, galų gale padės rasti, jeigu reikia jūsų kontaktus, kad galėtų visi su jumis susisiekti ir konsultuotis galbūt asmeniškai. Taip, jūs labai teisus paminėdamas apie tai, kad maisto papildai, net ir įsigyti vaistinėse ar iš sporto maisto papildų prekeivių, tikrai negali būti jokios 100% garantijos, kad jie yra saugus ir neužteršti. Todėl mes ir pradėjome šį tikrai nelengvą projektą kartu su UNESCO, tam, kad atkreipti visų vartotojų dėmesį į tai, kad 100% saugumo maisto papilduose, ypač sporto papilduose, tikrai nėra. Todėl, kaip Artūras ir minėjo, mūsų visą laiką irgi rekomendacijos yra tikrai tikrinti, iš ko mes perkame, tikrinti, kas yra gamintojai, tikrinti maisto papildų istoriją, žiūrėti, ar jie kada nors buvo tirti, atlikti tam tikri tyrimai, ar tie maisto papildai neturi užterštumo istorijos, tam naudotis tiesiog Google paiešką. Ir taip pat, kaip Artūras teisingai ir minėjo, jeigu tikrai jau perkate kažkokius maisto papildus ir norite užsitikrinti saugesnį jų vartojimą, pirkti 2 vienodas pakuotės, iš kurių vieną pasidėti tai vienai juodai dienai, jeigu nutiktų taip, kad tektų įrodinėti dėl maisto papildų užterštumo, kuris atsirado jums apie tai be abejo nežinant, nes didžioji dalis užterštų medžiagų, draudžiamų medžiagų maisto papilduose tikrai nėra įvardyjamos, sudėtyje jų neretai nebūna nurodyta ir vartotojas apie tai žinoti tikrai negali. Tai ačiū Jums, Artūrai, labai. Visiems ačiū tiems, kas prisijungėte, skirėte laiko ir tikiuosi labai, kad pasisėmėte bent dalį svarbios informacijos arba bent jau tikrai žinosite, kad informacijos galima ieškoti ir kažkur ją rasti. Mes tikrai padėsime, jeigu tuo galėsime, drąsiai kreipkitės. Taip pat visus labai skatinu, raginu prisiregistruoti, kas dar nesiregistravote, nes mes turėsime taip pat ir antrą šio projekto seminarą, kurį ves daktarė Gabrielė Balčiūnaitė Murzienė. Taip pat daktarės šnekės irgi apie maisto papildus iš savo pusės, ar maisto papildai yra draugas ar priešas ir kaip nepamesti to proto dėl maisto papildų sportui. Taigi tikrai pratęs Artūro pradėtą temą ir labai tikiuosi, kad šie seminarai bus jums naudingi ir ateityje tikrai turėsime visuomenę labiau informuotą apie galimas tam tikrus maisto papildų vartojimo rizikas.